Labuka. Nu ką, pradedam naują dienelę. Naują dieną prasidėt su lietum. Nu, tiksliau prasidėjo be lietaus, bet dabar lyn. Nuvažiavau su rastais į Menčius, išsikroviau, saulė švietė. Grįžau į Ventą kurą užsipilt, užtraukė taip staigiai dangų. Užsipyliau danieką, išvažiavau, pradėjo lyt, bet taip kai iš kibro nupylė, atvažiuoju į papilę, sausa. Tokiu žvirkeliu praleikiau, dulkės kyl, kaip, nežinau, kai nelyja savaitę. Mašina iškart murzina, nes buvo šlapė, ant viršaus dulkės, tai taip šlykščiai atrodė. Įvažiavau į sandėlį į pystą lietus. Bet čia irgi matyt našiai nulyja, nes jau visas dobikės, kur buvo visi lomiukai, pilni vandens. Nes nors vakar čia važinėjau, čia buvo sausa. Reiškia, jau gerai nupylė. Nu pranešė šiandien visą dieną lietų. Silpnesnį, stipresnį, bet pastoviai. Vakar vakarė tai programėlę įsijungiau, orų pasižiūrėjau, žiūriu, nuo 5 ryto rodo lietų. 5 silpnas, paskui jau liūtis tipo. Atsikelu 7, saulutė šviet. O, staigiai programą pasižiūrėti, kažkas tai ne to. Rodo 9 lietus. Blemba galvoju, kaip tik Menčios ant išsikrovimo bus, nes ten 8 pradėt, 8 atsidaro, gal kokį pusę 9 tik pradėt priiminėti medieną tą vieną iš įmonių. Po 9:20 buvau išsikrovęs, saulutė da švietė. Giedras dangus nebuvo, bet pavieniai debys tokie. Bet sako, taip staigiai užtraukė. Ir šitau. Biškį dulkę nuplaus. Tiek, kad man blemba veidrodžiai. Negali jungti šildymą veidrodžiam. Išėmiau relikę, nes pastoviai kaitina. Matyt, relikė parėjusi. Nereik nejungti realiai jungtuką. Pastoviai kaitin veidrodžius. Tai vienas tik taip netyčia užmačiau. Kažkaip norėjau kažką pavalyti nuo veidrodžio. Užpurškiau žiūrų, garoj, prie lietų karštas. Bliamo, pasižiūrėjau mygtuką, nedeg indikatorius, neįjungta. Taip, įjungta. Dėl visą piktą blokiruotę. Aš jau matot, tešlyna jau. Ne tešlyna iš tikrųjų. Bando prisirinkęs į tas luomas visokias įdobikės. Kas blogiausia dabar, kai veidrodžiai jau aplyja, šildymą įjungti negali. Ir nematau realiai, kur važiuoti. Taip, kažkiek matos, bet gal neįlėksam į griovį. Biškį per daug. Sauka, vanduo eina. Svarbiausia, šitą relikę įsidėdavau, jeigu jau, eina biškį griuoju. Įsidėdavau, kai jau reikėdavo tokį orų pavyzdžiui. Paskui išimdavau, kai jau vėl nebereikėdavo. Na, aišku, toksai žaidims gaunas, bet vis bent jau turi kažką tai. Bet technikinį kai ėjau, blembu, ką aš ir nebemoku važiuoti. Technikinį kai ėjau, įdaviau tiekėjui, kad nupirktų. Tiksliau padaviau, sakau, reikia tokios relikės. Ir kaip tik ateidinėja tas jau tech apžiūros tas atstovas. Tas pystaigiai į kišenę, ta mano relikė. Aš staigiai ten ant volutų stabdžių. Načiort, blemba. Kai nereik, priekaba pati sukas, kai reik, nepasuksi. Da įžiūrėti sunku. Baisu įleisti griovį. Priekaba tai nebaisu, mašiną baisu įleisti.
Nei taip, nei taip. Nu, dar reikia. Na taip yra, kai nematai per veidrodžius gerai. Stiklai aplėja. Tuoj vairs pradės nebeklausyti. Biški pavažinėjai vat per tešlą, paminkai. Ir tada jau suk nesukęs. Gerai, sukam taip, atvažiavam į Papilę, į sandėliuką, kur tą šlombaumą reikėjo užsidaryti. Nu dabar vėl užsidariau, tai bus matyti. Čia man atsiras tų tokių gudručių, kur vis tiek važiuos, ar neatsiras. Nuleidam biškį giliau. Gal į griuovį neįlieksim. Gerai, išvažiuosim. Uždariau irgi dabar. Lemba, jokia vėjuka. Lietutis tiesiai krenta, iš dalies gerai tada. Nes bent jau viso šlaps nebūsi. O kai eint su vėju, tai vis tiek ten pasisuki su fiskaru šonu kažkaip, tai davai tada jau ant paties. Vėjuks, lietutis, tada į triuskį šlapiai jau būna. Aišku, galėtų ir nelyt, kai krauni. Biški kavutės. Taip, čia reikia likutį paimti, yra dar kažkur tai 2 rungai spigliuočio taras, gal pusė runga kažkur tai, biškai daugiau nei pusė runga lapuočio taras, susimest, nuvežti į Raudėnus ir čia liks tik tai smalkas ir visokie tokie likučiukai, kur dabar nėra kur vežti. Tai va, ir tada lėksam jau į Šaukinus. Čia už Užvenčio biškį. Ten sandėliuks yra, Kuršėnuos dar yra, bet kadangi jau taip nupylė, tai jau Kuršėnai turėtų jau eiti šoną, nes ten kelias prastas yra. Kai buvo pradžiūvę, tai gerai, dabar užlyja, tai ten toks molis yra, tai į tai kokias 3-4 vietas buvo tokia šlapios dar. Tai dabar kai nulys, tai bus amen. Ten jau tikrai nevažiuosim. Va, o Šaukinos tai neblogs kelias. Yra ten irgi pora vietikių, bet neturėtų tas trukdyti. Ten irgi tara likusi į Rastai. Rastai į Menčius, tara į Raudėnus reiks vežti. Nes pagal užsakymą irgi išpjauta 2 metrė. Kaip minėjau, ta 2 metrė, tai načio ten irgi žaidims. Taikyti tarp tų rungų. Na jo, blemba, gerai nupylė. Net upeliai bėg per kelią. Nu ką, pasikrovėm, užsimečiau diržus, dabar reikia išvažiuoti iš sandėlio,
išsipildyti popieriukus. Gal skaičių nepamiršau. Rungo aukščių. Biški daugiau gavos nei tikėjaus. Grubiai 2/3 runga. Galvau 3 rungai bus, gavos 3,5. Biški daugiau gal nei 3,5. Visai neblogai. Dar bestumdams atbulą kamerą užmačiau. Tai vad žinokit, kad vaikštot miške. Jeigu jau prie sandėlio kažkur, tai labai ten jau nerodykit savo visų mandryščių, nes kameras mato viską. O jeigu jau sugalvojat pasisavinti medienas, tai dar blogesnė mintis. Nes prie sandėlių kažkur tai dažniausiai būna kameras. Gal ne visą laiką, bet dažniausiai jo. Čia tai dabar jau iš visai pabaiga sandėlys, nežinau, kam tą kamerą laiką. Geras krūvas šakų į biokurą. Nu va, sutara viskas tam sandėliuke. Lika tik tai malkas ir kažkiek rastų. Sakė vadybinis, gal atvažiuos pats pasižiūrėtų rastų čia stovę. Kažkam čia į Šiaulius nori nuvežti. Tai bus matyti. Nupylė taip neblogai. Kojas aišku šlapias. Šortai jau išdžiūva. Gerai, kad ta pastogėlė dar yra, vis tiek ant galvos bent jau nelyja. Bet praktiškai nuo kelių ir žemyn visą laiką šlapia būna. Nuo kelių ir ją pačiau neapsaugus. Nu nebent kelnes kokias neperšlampamas užsidėsi ir guminius. Tai tada dar. Viens veidrodį žiūro apdžiūvo jau, kits dar taip neblogai aplipęs. Gal reiks ateiti pabandyti įtrinti, kur vandenį nustum realiai, kur neleid vandeniui prikipti prie stiklo, su to skysčiu, su ta priemonė tiksliau. Nes dabar biški ant langų paputi, langų valiklę, kai einu į šonus nuo pasipriešinimo, jis tai ant veidrodžių visą laiką taškos. Nieks nelauk mūsų. Nu, blemba, tiek nulyja. Tai čia nelyja visai. Dulkės kyla. Nu, geras bajeris. O, dulkės praėjo. O už kelių 100 metrų, kai iš kibirą nupylė. Ai, nu. Nu, keistai. Anam gale papiliai lyja. Į miškai važiavau lyja, o čia dulkės kyl. Nu, bajeris. Biški daugiau pastumkam, kad nuo vėjo neužsidarytų paskui. O gerai, mašinikė apsiplovė, nes priekis buvo baisus. Tešlom nutaškyts, aišku, bimbalų iškart priskrida. Nenusaugosi, tik duris pradarai, nu vis tiek. Parazitai įlėkė vidų. Viens didysis prilipęs prie stiklą. Tie didėjai dar kažkaip taip, bet tie mažiukai labai jau įkyrus yra. Kol įseks. Gerai, pildomės popierius ir važiuojam į Raudėnus.
pagaliau baiginėjas lietus. Visą dienelę šiandien pil. Kartais smarkiau, kartais švelniau biškį. Važiuojam per mišką į sandėliuką. Iš kitos pusės biškį privažiuosam, kad nereiktų apsisukinėti vienas dalykas, kitas dalykas, kad kelią labai nesujėsti. Nėra baisus tas kelias, bet kai taip lyja visą dieną, tai daugi nereikana. Yra tokių ruožų, kur ant viršaus ta tokia košikė susidariusi ir pravažiuoja gaunas provežas iš karto. Čia tas kelias nelabai ir važinėjams iš tikrųjų. Čia nėra taip, kad susisiekimui skirta kažkur tai iš vienos gyvenvietės ir tam kaimą į kitą nuvažiuoti. O čia vienas toks šlapesnis ruožas yra. Skidelis met pranešimą, kad slidus kelias. Matos ir va žolikė aug. Arti kelio labai, tai reiškia, nėra dažnai naudojams. Nors pažiūrėjus, va, yra tų provežų kažkiek, bet dabar jau grybautojai pradėjo siautėti podbiškį. Čia dieną važiavau, tai vienoj vietoje mašina buvo, kitoj vietoje, dabar važiuoju vėl kitą mašiną stovu. Plius šiaip žmogeliukai atvaro pasivažinėti, ypač su motociklais ar keturačiais, pablūdyti. Niekieno netrukdomi. Šį vakar kaip tik atvažiavau apsisukinėti va čia priekiai, kur kamsi yra to keliuką. Tai pralėkė du su motocikliukais. Tuščiam gerai iš tos pusės atvažiuoti. Aišku, tik tiek mašina baisi bus dabar. Tešlų blemba visokių pilna. Bet jau tokio oro niekaip tu nenusaugosi, tu važiuok kaip nori lėtai, vis tiek turėsi tokią mašiną, kokią turėsi. Pilnam, tai nerizikuočiau čia važiuoti. Taip, jungiam manualą. Šitą tokia pelkikė va. Gilesnė. Tiksliau nėra labai gili, bet baisiai atrodo, kai nematai, kiek to vandens ten yra. Kitas iki, kai matai vandens, taip pasvyri su visą mašiną, taip neblogai. Tai reiškia jau gera duobė. Čia taip pravažinau. Aišku, buvo kažkiek, bet 10 cm maksimum turbūt gilis. Čia irgi va toks moliuks matos. Priemolis toks. Nes va tik tais pašlapa ir iškart ratai gilynai. Dabar irgi kasas. Negali daug gazą duoti. Vakar važiavau sausa buvo, nu tai pasaka čia buvo. Dabar palyja ir vsio. Muiluojas jau ratukai, jeigu taip sustotum tokioj vietoje, jau būtų ne kažką. Jau ratai būtų apvelti. Kai apsivelto, tai ir eitum gilin, kiek jau įmanoma. Arba į šoną slysti. Taip, timberis tau kažkoks, ar tai medkirtė. Va čia po kairę. Trauk miškiuką, retiniams vykst matyti, ar kas čia. Mes atvažiavom rastų pasikrauti pušinių. Vieną reisiuką nuvežiau. Už 200 metrų. Kelionės tikslas bus kairėje. Malonu. Vieną reisiuką nuvežiau taras 2 metrinės. Ai, išvažiavę, abudu operatoriai. Beržo popierka. Beržo tara, kas čia gaunas apie 2 rungiukus. Pušies tara. Mašina su biški. Kelionės tikslas yra kairėje. Ir čia jau yra rastukai. Mes kraunam pušies rastus.
Labai arti negali privažiuoti, nes dabar pašlapė yra stipriai, tai kojas blemba lent gilyn. Gal pasieksim kažką tai, kad nereiktų paskui persimetinėti. Nu va, pasikrovėm, užsipildėm popieriukus, prisirišom, pasiėmėm kamerą. Vienas buvau tai pamiršęs kamerą. Neatsimenu, gal porą mėnesių buvau pradirbęs. Tai į vieną tokį pelkyną nuvažiavau, pasistačiau kamerą, įspės pasikroviau ir išlėkiau. Lemba galvoju, kamera. Ir kaip tik kolega vienas atvažinėja irgi. Nu, laukia tiksliau, kol aš išvažiuosiu. Ir ant turėjo važiuoti į tą patį sandėlį. Išvažiavau, tai pusiaukelį. Lemba galvoju, taigi kamera. Paskambinau, paprašiau, kad paimtų. Kamerenza. Nu va, čia va tokia viena yra. Vietikė pralaužta, tokia baisesnė atrodo. Iškilo ir pakrypst mašiniuks kažkiek. Atrodo tiek lyja čia, nu, ne vien šiandien, bet aplamai jau kanalas beveik sausas. Na va, tokia vietikė, lemba, iš lauką. Tokia vietikė viena, jeigu yra pralaužta, į kas kartą važiuoja, na, vis didini. Bus matyt, kad čia mums vadyba planuos, ar toliau čia siūs, ar kažkur kitur, ar ilsėtis. Nes čia kalbėjau praeitą savaitę su kitos įmonės vadybininku. Tai sakė, prastokai yra su privažiavimais. Aišku, vasara yra vasara. Užtenk vieną dieną, kad pakaitint saulutę ir net pažįstamai kelis pasikeitė. Bet tik užlyn ir vėl amen. Tai sakė, miškos irgi baisu yra, nes neįvažiuoja traktoriai. Nu, dabar gal jau įvažiuoja kažkur, bet irgi turbūt kaip kur. Nes tarkim, Kuršėnus, beveik visą savaitę negalėjai važiuoti praeisi. Savaitgalį tik tais. Kelias dienikės buvo tokios šiltesnės, į savaitgalį važiavo. Tai įvažiuoti su traktoriu, tu įvažiuosi, fakts, bet operatoriam reikia ir namelį atsitraukti, ir su lengvąja mašina, kad privažiuoti galėtų. Nes traktorių paliek, užrakin, kameras įjungia ir arba namelį gyvenu, jeigu netoli kažkur, tai važiuoja į namus.
Ožna vakarėlį. Va čia, pavyzdžiui, operatoriai namelį tur mačiau, bet nei Medkirtės, nei Timberiaus operatorius nepasiliek, matyt, netoli kažkur gyven gal kokios Kuršėnuose, kur. Nuvažiuoji namu čia. Aišku, ką tu ten. A čia mėgosi namus, tai jau geriau namus, jeigu ir galimybė. Va, o mums šiandien irgi darbeliai baigta, galim sakyt. Tai su kroviniu važiuojam link Menčių ir stosam nakvyniai. Galim išjungti blokiruotės jau, nes vėl ta įmonė, kur medieną priim iki 7 priim tik tais medieną, dirba iki 5 liniją, sakykim, pati, o medieną priim iki 7. O dabar yra be 15:7. O man važiuoti kažkur valandikę kelią. Tai vat, ant 8 tik būčiau vietoj kažkur tai. Tai bet kokia atveju nespėjai. Kaip į vakar teks ta pati dalia. Ryte važiuoti, arba iš vakaro nuvažiuoti į vietą. Dabar dėjau, vakar, sakykime, buvau pasilikęs ir ryte važiavau. Bet ryte nuvažiavau, jau būsi ne pirms fakts eiliai. Nors kiek mačiau, tarkim, prieš mane buvo 2 mašinas, aš ir dar 2 už manęs atvažiavo, po manęs, ta prasme, atvažiavo. Ir kol aš išsikrovinėjau, kol nuvažiavau, išsišlaviau, grįžau, tai daugiau mašinų ir nebuvo. Toksai irgi biški zakon podlasti. Na ir kaip ir, nieko nepadarysi. O čia irgi tokia šlapesnė vieta. Grunspo apačia kietas yra iš tikrųjų. Kažkokia skalda, akmenys, kažkas tokia yra, bet ant viršaus tik biški kokią moliuką gal. Tai moliuks tik tais gaun vandens, ant labai skys paliek. Sukietėjęs kajakmo būn, bet gavęs vandens, seno naudos nebėra. Kažkada, neatsimenu, ką aš ten buvau nusipirkęs molę miltelių, kažką norėjau mūryti, neatsimenu dabar ką. Gal kaminui buvo prašę, kad ne su cementu, ta prasme, o su moliu. Žodžiu, kažkam reikėjo molę miltelių. Nusipirkau, pabėriau ant kelią, likutį visą tą, kur aš ten galvoju kišu. Išbėriau ant kelią į sodybą. Palėja, aišku, sutiža tas visas molis. Paskui sausresnis periodas buvo. Tai pasaka, buvo lygus, toksai kiets blemba. O galvoju, čia tai pasaka. Palėja vėl toj vietoj grinai tokia tešla. Tai niekam tikęs molis yra tokiem dalykam. Pamatam visokiem ten, nepamatam, o, sakykim, pakelt sklypą, tai jos atinku. Bet ant kelią pil, tai baisu. Tragedija tada gaunas. Tai va. Tai ką? Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio karto.